Labas, labas, labas. Greitai Jolanta ką pasigamino maistuką, tuoj turi atvažiuoti klientė, dar noriu pavalgyti. Spageti con le uova e prosciutto, spageti su kiaušiniu ir kumpiukų, lašinukų, ką jūs norite. Labai trumpai, aš esu tų vadinamų makaronų jausmą perimusi iš Italijos. Aš žinok, nuo makaronų nestorėjau. Pirmiausias pats dalykas - išmokti sverti makaronus. Žmogui maksimum 100 gramų, o jeigu su kažkokiais tai priedais daugiau, 80 gramų. Šiuo atveju makaroniukai, spageti, lašinukų, ką turėjau sūdytų šiek tiek, labai plonai pasipjaušiau, dar šiek tiek dešrytės papjaušiau, labai mažai. Ir svarbiausias man ingredientas - kaimiški kiaušiniai. Nežinau, man reikalingi raumenim, baltymai. Aš valgau kiaušinukus, varškytę, sūriuką, visus šitus dalykus. Verdam makaronus, neperverdam, 8 minutės. Tuo metu, kol jie verda, patiekalas pasidaro 10 minučių, kol jie verda, keptuviai pasipjaustote kumpiuką mažais gabaliukais, kol jie kepa, susiplakėte kiaušinukus. Aš šiuo atveju jau ėmiau 100 gramų spageti, norėjau, kad būtų sočiau, 2 kiaušiniai ir viskas. Ir tada, kada keptuvytėje išverta makaroniukai 8 minutės, nesudeginkit kumpiuko, keptuvėje nusunkėte makaroniukus, dedate, pasiliekat visada skysčio makaronų su kumpiuku ir galima sakyti, išjungėte keptuvę ir tada maišot, pareguliuoti šiek tiek su vandenuku, vau, belieka tik tai sūris ar tarkuotas, kokio jūs norit parmezano. Ir aš visą laiką daug pipiriukų. O kol dar verda makaroniukai, stalviršis, virtuvė yra tobulas pratimas moterim, galite ir šaliukų pasidaryti ir savo visą limpą sujudinti. Moterys gražiosios mano staltiese. Vėra Siciliana, Italiana, matot, labai noriu. Rožę parodysiu iš mano jau sodo. Pats gražiausias, žiūrėkit, koks tai žiedas. Štai, tokios mano nuotaikos, einu valgyti, einu dirbti ir jum pačių gražiausių linkėjimų iki.